Diamantinė žolės sėkla. Sveiki visi! Šiandien mes su Juozu 9 ir Black Swear žaisime Growtopiją. Parodysim šiandien, kaip mes maininamės, statomės naują pasaulį ir panašiai. Mūsų pasaulis bus citadelė. Juozai, ar tu kalbi? Taip, kalbu. Dabar aš jums parodysiu, kaip išsimaininti savo išėjimą, jeigu, taip sakant, netyčia pamiršote padaryti duris į išorinį pasaulį ir esate prie pat bedroko. Tai va, pirmiausia, susiraskite vietą, nuo kur pradėti ir darykite laiptelius, vieną po kito. Ir taip maninkite vieną po truputį iki paviršiaus. Ir norėčiau paklausti, Juozai, kur jūs esate, kokioje vietoje? Aš esu dabar prie pat pasaulio krašto. Ta prasme, mano laipteliai dar nebaigti ir aš negaliu išeiti. Parodysiu, ką daryti tokiu atveju. Tokiu atveju kaskite 3 blokelius. Kaip čia pasakyti, savo virš galvos žaidimo ir darykite naujus laiptelius į kitą pusę. Tik nepamirškit palikti tarpo, nes jūs nepraeisit. Nereikia per daug griauti, tai yra puikus būdas daryti, jeigu žaidžiate vienas. Bet dabar mes žaidžiame du, tai va. Tai jis gali tiesiog mane pritraukti prie savęs ir tai labai naudinga. Bet kadangi mes su Matu susilažinome, kad išsimaininti savo išėjimą iš čia. Ir aš esu prie paviršiaus. Viskas. Štai taip ir reikia. Tai gerai, pašnekovas Juozai. Juozas 9, mano vardas Black Swear. Ir labai pravertė man šitą temą, nes tikrai būčiau nežinojęs ir būčiau respawninęs ir gal ir neturėjęs blokelių ir negalėčiau užsidengti. Tai ačiū pašnekovui Juozui. Tai ką dar šiandien, Juozai, mes galime nuveikti ir padaryti YouTube žvaigždėms? Dabar dalykas dėl šito apsaugos. Nepatikėsite, užtenka net mažo wordloko, kad... Jei tiksliau smaloko. Smaloko. Nu tai, Matai, pasakykit, kaip daroma ta pasaulio apsauga? Apsauga daroma labai paprastai. Tiesiog jūs turite susirinkti pakankamai deimantų ir nusipirkti iš stafo savo, pagrindinio stafo spynų. Jas lengva pirkti, bet sunku užsidėti, nes mums čia dabar su Juozu prieš kelias minutes buvo vos apvogę ir vos mes pasidarėm savo tą. Taigi, kitame etape mes žaisime ir jums statysime tą. Ačiū, kad jūs mus žiūrėjote. Iki malonaus.